Naktį surinkom šitą vietą. Eisim pusryčiauti. Labas rytas. Pirmoji naktis išgyventa, buvo biški šalta, apie 5 laipsniai. Bet svarbiausia, oras pasitaisė, kaip matote. Nebelyja, vėjas nepučia ir mes pasirišim savo pusryčių stalą. Arbuziukai. Farerų salose nusipirkom arbūzo, ananaso, o valgom Islandijos saloj. Bet žinokit, kokio skonio, Lietuvoje tokių arbūzų nėra. Sumuštinukai, kavytė, arbatėlė. Neblogas oras šiandien turėtų būti, tai daug objektų žadam aplankyti. Ką, dabar papusryčiaujam ir eisim apžiūrėti šitų kalnų, ypač šitų sniegų. Bandom apžiūrėti, kas ten tie tokie balti. Toksai kaip ir lankytinas objektas. Bet iki jo daeiti, tai tokiu akmenuotu keliu. Kol kas čia nieko nesimato, nors kažkas jau po biškį lenda. Garsas girdisi, matyt kažkur yra kriuklys. Bandysim nulipti nuo kalno. Čia dar viena kliūtis, dėl kurios galvojame atsisakyti pasiekti šitą užšalusi darinį. Bet Artūras padeda man nulipti ir mes einam toliau. Kortkutas. Ir pažiūrėkit, dar daugiau akmenų. Vat šituo keliu reikėtų eiti. Matau, ten visi sukasi. Ir matome ežerą. Ėjom visokiais tokiais, priėjom tokį ežerą. Už jo ir yra šitas nuslinkęs ledynas. Vanduo rudas. Rudas. Nėra skaidrumo. Ten kažkokia dar uolą matau. O šalia ledynų. Tokia upė teka. O srovė kokia. Didelė srovė. Pasirodo, net Islandijai auga grybai. Čia man rodos valgomas umedė. Nežinau tiksliai, bet vau, atradom grybą. Artūras rado vidury laukų karutį. Tai panaudos jį prisikraus akmenų ir varys į Lietuvą. Parvešim draugai lauktuvių. Prikrausim pilną begą visiems po vieną akmenį juodą. Bet taip ir dirbam nuo ryto čia Islandijoje. Pasimankštinome ir dabar varom į kitą vietą, sekančią, ten, kur yra daug ledo. Ir tenai bus ledo luitai, tokia kaip ledo deimantas. Važiuojam į Jökulsárlón. Tai čia ta garsioji vieta, kur visi deda nuotraukas su tais ledo luitais. Ir beje, tolumai matome, kad saulė pradėjo šviesti. Matot? Oho, ledas. Ice, baby. Yeah. Aisbergų šalis. Jūs matot, kiek yra ledkalnių. Čia visi tie Titaniko kaltininkai. Vienas iš rimtesnių objektų priešais mus. Tiksliau, už mūsų. Ledynai. Aisbergų šalis. Ledo luitai tokie skaidriai mėlyni. Jų čia beveik kiek. Ten mato savo pakrantę arčiau tų luitų.
išvarom į Deimantų paplūdimį. Kitas paplūdimys yra už 3 minučių kelio. Tai geriau atiduodam savo vietą parkavimuose kitiems. Atvažiavom į kitą pusę tilto. O čia matosi vieta, kur mes prieš tai buvom. Prie šitų ledkalnių. O dabar bandom nueiti prie Deimantų paplūdimio. Jau matosi, o žmonės jau sukasi aplink Deimantus. Koks juodas paplūdimys. Smėlis konkrečiai. Juodumo. Vau. Mano svajonių paplūdimys. Tai va parodys, kokie deimantai mėtosi ant kranto. Va. Ledo luitai. Geras, pažiūrėkit, kokie ledai. Oh my god. Ledinis akmuo. Artūras jums parveš lauktuvių. Vieną deimantinį. Didelį luitą. Kaip akmenukas jame vaikosi tiesiog, va. Gamta. Pūzlė. Va taip. Deimantai. Visur. Tai dabar važiuojam į kitą vietą. Už manęs yra upė tekanti. Čia yra kažkoks aparatas. Čia kažkokia turbūt senovinio laivo variklis. Nu, arba tai, kas čia iš čia liko. O toliau esame prie Srunios upės. Ir čia reiktų į kalną palipti. Matysis, kaip Andžė sako, ledo lavos. Ir tokių čia yra labai daug. Fainiai labai gražiai. Upė teka. Mūsų aikštelė. Čia prie šito akmens, prie šitokio nuostabaus kalno. Mini kalnas. Mini akmenukas, bet toks fainas. Gaminamės sriubą. Verdam sriubytę. Vėl iš savo pagamintų konservų, kuriuos atsivežėm į Islandiją. Įsidėjom truputį makaronų. Ir bus labai skaniai. Kol kas mums labai sekasi dėl oro, nes lauke saulė šviečia. Bet už mūsų jau pareina kažkokia banga, kažkoks rūkas. Va, priekyje matosi rūkas pareina. O po truputį sklando dulksna. Tai reikia skubėti įsivirti sriubą ir greičiau iš čia varyti. Sriubą užkaitam savo gamybos konservuotą agurkinę. Supilame į vienkartinius puodelius ir bus paruošta valgymui. Valgom sriubą. Nusikasdami geltoną duoną, islandišką duoną. Tikriausiai su kariu, nes tokia labai jau geltona. Kaip mano striukė. Galiu parodyti, kur važiuojam. Ir aplinka. Aplink didžiulį sniego kalną. Keliaujame toliau. Priešais mus matosi kalnas, kuris atrodo kaip nupjautas medis. Čia jau saulė kaip reikiant šviečia.
viskas labai fainai. Tokia netgi 11 laipsnių šilumos. Jo, net Dar nebuvo, dar yra porų. jau vasara atėjo. Dar viena mano sąmokslo teorija, kaip galėjo žmonės įsilaipinti Mėnulyje. Jie tikriausiai atvažiavo į Islandiją ir pasižiūrėkit, vat grynas Mėnulis, noriu parodyti. Vat atrodo kaip Mėnulis. Tikrai gali sakyti, kad čia ne Žemė. Reiks palyginimui įdėti Mėnulio vaizdinį. Mėnulio Žemė. Absoliučiai Mėnulio Žemė. Nematyta kažkas sniega, fejerverkai ore, draugai atkrija, melodija mano girdė. Sustojom prie nerealaus kalno pasifotografuoti. Labai didžiulis, galingas, kūginis kalnas. Bet tai koks kvadratinis šitas kalnas visgi? Gal kažkas suformavo jį specialiai tokį? O gal čia vėl kelmai medžių buvusių? Ir visi jie tokie laiptuoti. Ir vėl matome kalną, kuris yra plokščias, kažkoks kvadratinis. Ir tikrai, mano nuomonė, čia galėjo būti medis. Jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo jo šlaitas, kaip kokios medžio rievės. Čia tikrai buvo medis, mano teorija tokia. O jūsų? O priekyje juodi kalnai, bet šiek tiek kitokie. Ir vėl lyja. O dabar ne tik lietus, bet ir vėjas pradėjo kenkti. Matot mašiną priekyje? Kaip nešioja. Iš po ratų lietų. Garuoja. Ekstremalios sąlygos. Pasikeitė vaizdiniai. Dabar atrodo teletabių kalniukai aplinkui. Va. Tai čia ne tik Mėnulis ir ne tik Marsas, bet ir teletabių Žemė. Matom, va. Lavos laukas prieš mus. Jūs sakysite, ne lavos, bet čia yra lava apsamanojusi. Tom samanom užaugti prireikia 100 metų. Dėl to ir nerekomenduojama ant jų lipti, trypti, nes viskai čia gamta. Taip, negalima niokoti lavos lauko. Suksime čia. Gerai, suksimės ten. Lavos laukas. Vis tiek važiavom pažiūrėti iš arčių šitų vaizdinių. Juodu keliu varom į lavos lauką. Dar viena cool vieta – lavos laukas. Toks pat žalias, samanotas kaip mano plaukai. Tiesiog vau. Begalinis laukas. Samanotų lavos gabalėlių. Arta per lietų renka akmenis. Jis surinko vieną lavos akmenį, parsiveš namo į Lietuvą. Tuoj parodysiu jums, kokį pasirinko. Štai Artūras parsiveš vieną lavos akmenį ir pasidės ekspozicijoje. Mano ir tavo likimą. Geriam žalių bangų vyną. Skanaus. Artėjom prie Black Beach'o. Trolina chebra. Trolių ekspedicijos. Restoranas. Kaip gražu. Miestelis vienas iš pirmųjų, kurį matom prie kalnų.
Turi bažnytėlę. Gali būti čia ta legendinė bažnyčia, kur visi fotografuojasi Islandijoje ant kalno. Kaip pasiekti Black Beach'ą? Pažiūrėkit, kokios duobės. Čia dar nėra žiaurius. Nu, pėstutės. Bet mes labai tingim išlipti iš mašinos. Lipam per pelkes. Varom. Dar didesnis ekstrymas. Skubam į Black Beach'ą. Pagaliau atvykom į Black Beach. Juodo smėlio paplūdimys. Ir smėlis iš tikro visas juodas. Geras. Tikras smėliukas. Ir visas paplūdimys toksai. Nesu gyvenime ėjęs ant juodo smėlio paplūdimių. Kaip fainai būtų Lietuvoje irgi, kad tai būtų. Eina savo daug gražiau už įprastą smėlį. Žiūrėkit, Juodas smėlis. gražumėlis. Čia yra vienas iš paplūdimių. Už šito kalno sekantis Black Beach'as. Bandysim dabar ten nukeliauti. Dabar po truputį kelsime į kalną ir važiuosim aplink kalną. Į kitą paplūdimio dalį. Iš tos pusės matosi vėl ateina rūkas. Dar viena bažnytėlė panašiai ta, kurią prieš tai filmavau. Ir pažiūrėkite, koks nuostabus oras. Esame dėkingi Dievui už saulę. Mums šiandieną labai pasisekė. Spėkit, kur atėjom? Į Black Beach. Prieš tai buvom už šito kalno kitoj pusėje, dabar ten, kur saulė šviečia, kitoj kalno pusėje. Ir dabar matosi įdomus kalnai, įdomus akmenys. Taip, šitie akmenys atrodo kaip medis praeities senovinis. Eisim iš arčiau. Einame apžiūrėti. Čia mano sąmokslo teorijų medis. Sąmokslo teorijų kalnas. Kokio dydžio kalnas. Su tokiom uolom. Linijom. Labai panašu į
tokias kaip rieras, tokia kaip korys. Žmonės lipa, gadina vaizdą. Ir beje, kiek žmonių čia. Jo, atvažiavam rudenį, kai sezonas yra pasibaigęs, bet turistų vis dar yra pilna. Beje, saugumo sumetimais negalima atsukti jūrai nugaros, nes jeigu atsuksim, gali traukti bangos labai paprastai. Nes bangos kilometrinės. Nugaros didžiulė uola, visas kalnas. Ir ne vieno turisto, neįtikėtina. Vat šitoj vietoj tikrai neįtikėtina. O už manęs dar tenai dvi uolos. Dvi uolos legendinės, kurias galite pamatyti Pintereste dažniausiai. Tai aš dėl to ir susidomėjau šiuo paplūdimiu. Jo, jau viskas paplūdimiuos. Šakėjai. Varom kitą paskutinį paplūdimį. Vau. Iš abiejų pusių vanduo. Vau. Viena pusė ir kita pusė. Nice. Gražiai kylam. Varom kalną. Už Artūro jūra matosi. Varom paskutinę vietą šios dienos pasižiūrėti saulėlydžio. Nu ir ką? Varom link paskutinio paplūdimio atsisveikinti su saule. Skylė akmenyje. Paskutinė vieta, kurią šiandieną aplankėme. Ši skylė ypatinga, nes Artūras išlenda per skylę. Artūrai? Ha ha ha, žiauriai juokinga. Argi ne taip? Tai va, už mūsų yra švyturys, toks visai fainas ir įdomus atrodo. Taip pat už mūsų yra didelis rūkas. Ir saulėlydis vos matosi. Viskas. Ši diena baigėsi, greitų metų ruošimės miegoti. Ieškosime su Artūru vietos, kur galime pasilikti nakčiai. Ir pasigrožėkite paskutiniais šios dienos vaizdais. Tolumoje matosi įspūdingo dydžio krioklys apšviestas. Dar taip nesam matę Islandijoje. Wow. Jau naktis, pagal Lietuvos laiką yra beveik 12, pagal Islandijos laiką yra, nieks nežino, 3 valandas reikia atimti, tai 9 maždaug. O mes važiuojam fucking raudais, Islandijos F raudais, lietuviškai vadintųsi žvyrkeliais. Ieškom savo nakvynės namų. Gali būti, kad gale šito žvyrkelio už 5 minučių rasime savo nakvynės vietą. Labai tikimės, jau kelias vietas praskipinom, ten buvo nesąmonė. Atvažiavome savo nakvynės buveinę. Tiksliai neaišku kur, bet šalia yra upeliukas, girdisi čiurlenimas. Ir tik ryte pamatysime,
kas tai per vieta. Tai va, labanaktis, mes dar pavalgysim, bet eisim miegoti.